Atstūmimo trauma. Tai yra pirmoji video dalis skirta atstūmimo traumai. Kviečiu taip pat perskaityti ir trumpą informaciją po šiuo video. Antroje video dalyje skirtoje atstūmimo traumai yra praktinė meditacija. Ši informacija ir meditacija parengta pagal kanadiečių autorės Liz Bourbeau ir kitų autorių knygas. Kone žymiausia Liz Bourbeau knyga yra apie 5 psichologinės vaikystės traumas, sielos žaizdas. Tai išdavystės, neteisybės, neteisingo elgesio, pažeminimo, paliktojo arba apleistojo ir atstumtojo traumos. Visos žmogaus problemos, fizinės, emocinės arba mentalinės, kyla dėl šių pagrindinių traumų. Kiekviena patirta trauma uždeda žmogui atitinkamą kaukę. Kuo didesnė vaikystės trauma, tuo didesnę kančią jis sukelia, tuo stipriau, norėdamas apsisaugoti, žmogus suauga su savo nešiojama kauke. Kaukė tarsi maskuojančios spalvos pleistras, jos niekas nemato, bet ją palietus skauda. Pagrindiniai dėvimų kaukių požymiai. Atstumtojo trauma – tai bėglio kaukė, šizoidinis tipas, tai nepilnavertiškumo ir menkumo kaukė. Apleistojo trauma – tai priklausomybės kaukė, oralinis tipas, tai verkšlenimo gudrybių kaukė. Pažeminimo trauma – mazochisto kaukė, mazochistinis tipas, savęs paminimo, savo poreikių pamiršimo kaukė. Išdavystės trauma – kontroliuojančio kaukė. Psichopatinis tipas skatina gudrauti, meluoti, kad neprarastų stipraus žmogaus reputacijos. Ir neteisingo elgesio trauma, sustingusiojo kaukė, rigidinis tipas, suteikia šaltumą, griežtumą, sausumą, tobulybės siekimas, pyktis, nekantrumas, savikritika. Šios kaukės užsidedamos kaskart pajutus nerimą, nesaugumą ar pavojų. Kaukės nuolat kaitaliojamos, slepiamos giliai pasąmonėje. Pagrindinis požymis, kad žmogus su kauke elgesys iš baimės. Baimė kažko deramai neatlikti, prarasti mylimų žmonių dėmesį ar meilę, neįtikti, nuvilti ir panašiai. Liz Bourbeau teigia, kad ilgai nešiodamas kaukę žmogus suauga su jomis ir jo kūnas įgauna dominuojančiai kaukiai būdingas formas. Trauma atsiranda, kai iš žmogaus atimamas ar užgniaužiamas jo orumas, kai aplinkoje, kurioje jis auga ar būna, trūksta meilės. Dažniausiai tai valdingų mamų ir pasyvių tėčių vaikai. Kai kalbame apie psichologinę traumą, kalbame apie žmogaus būseną, kai pažeidžiamas jo vientisumas. Galima sakyti, kad atsiranda ir sielos vientisumo pažeidimas. Gal žinote, ar esate girdėję apie sielos kilimo, sielos suskaidimo sąvoką, kai atskiriamos sielos dalys, fragmentai, ir jie įstringa kitose žmonėse arba vietose, įvykiuose, situacijose. Mes sakome, kad palikome dalelę sielos žmoguje arba vietovėje, kuri itin patiko. Dažniausiai psichologinė trauma ištinka tada, kai žmogui gyvenimo aplinkybės buvo itin ryškios, labai netikėtai skausmingos ir įtemptos. Situacijos stiprumas buvo didesnis už asmens psichinių resursų stiprumą, kai asmuo jautėsi nepajėgus susidoroti su aplinkybėmis. Žmogui buvo daromas psichoemocinis, psichologinis poveikis, spaudimas. Žmogus patyrė ne tik psichologinį, bet ir fizinį smurtą. Šiais momentais žmogaus asmenybė patiria daugybę sunkių išgyvenimų. Dvasinės psichologijos kalba sakome, kad susikaupė sunkus jausmai. Bet kai kalbame apie psichotraumą, tai nėra tik susikaupę sunkus jausmai, tai tikrai sunkus išgyvenimai ir žemų vibracijų emocijos. Šie jausmai yra labai koncentruoti ir izoliuoti. Atstumimo trauma susiformuoja atstūmimo situacijoje,
atsitrauk nuo manęs. To pasėkoje susiformuoja įsitikinimas, kad toks arba tokia, kokia esu, aš nereikalinga, aš neturiu teisės egzistuoti. Kasgi yra atstumtojo arba atstumimo, dar kitaip vadinama mazochisto trauma, ir kaip įveikia žmogų, jo santykius ir visą jo gyvenimą. Atstumimo trauma yra viena iš ankstyviausių žmogaus vystymosi traumų. Atstumimo trauma dėja susiformuoja labai anksti. Kaip teigia Liz Bourbeau, ši trauma įgyjama nuo pastojimo momento iki 1 metų. Kai kurie tyrinėtojai teigia, kad įtakos turi ir viso nėštumo laikotarpis, kai vaikas tebėra mamos įsčiose, kuomet įtaką daro motinos patiriamos emocijos, mintys, išorinės, ypač artimos aplinkos įtaka. Mamos mintys formuoja tai, kaip jausis vaikas. Ar jis jausis reikalingas ir mylimas, ar jausis nevertas šio gyvenimo, nevertas besąlyginės meilės, kad užaugęs vis bėgs ir bėgs per gyvenimą, sieks kažko nepasiekimo, kad parodytų kitiems, kad yra vertas gyvenimo. Atstumimo traumos esmė. Kažkada tavo mama tave atstūmė ir atstumimo trauma veikia taip, kad suaugus, dėja, šis vidinis mamos atstumimas tampa tavo dalimi ir tu pradedi atstumti save. Tu turi kažkokių poreikių, turi kažkokių troškimų, turi gal net labai giliai paslėptų svajonių, bet tu jas atmeti ir darai tai, kas geriausia kitiems, kad būtum įvertintas jų. Tu nuolat bėgi nuo savo dabarties. Tavo mintis yra kažkur toli praeityje arba kažkur toli ateityje, o dabartyje tavęs beveik niekada nėra. Net jei ir atsiduri tokioje vietoje, kur norėtum pasidžiaugti, pavyzdžiui, atostogaudama ar žaisdama su vaiku, mintis nuolat kažkur bėga ir tu nenustiksti vietoje ir nori tai greitai užbaigti. Jei ilgą laiką esi namie ar savo mėgstamoje vietoje, tu vis viena nori nuvykti kur nors kitur ir tau atrodo, kad ten tikrai būsi laiminga. Visą gyvenimą bėgai nuo savęs, visą gyvenimą neigėjai save. Ir tai yra atstumimo traumos esmė. Kažkada buvai atstumta, o šiandien atstumi pati save. Kasgi vyksta? Tu atstumi pati save, atmeti savo poreikius, todėl esi amžinai nepatenkinta. Ir kai tik tau atrodo, kad kitas žmogus kažkaip neteisingai į tave pažiūrėjo, netaip išreiškė meilę, netiek kartų apkabino, tu jį atstumi. Ilgi ir pastovūs santykiai poroje, šeimoje dažnai yra neįmanomi arba sudėtingi dėl šios traumos. Net jei ir gyveni su kuo nors, visada jautiesi vieniša. Nuo ko ir kada prasidėjo atstumimo trauma? Labai tolimoje vaikystėje. Svarbiausias žmogus, kuris vaikui pirmaisiais gyvenimo metais yra tiesiog visatos centras, mama, kažkodėl nebuvo tavimi patenkinta. Galbūt jį laukėsi tavęs kaip kito lyties vaiko, gal visai nenorėjo. Ir mama nuolat kalbėjo apie tai, kaip kažkada norėjo pasidaryti abortą. Arba tėtis reikalavo aborto, nes nenorėjo pirmo, antro, arba tiesiog dar vieno vaiko. Arba tu, pavyzdžiui, sukūrė savo mamai tiek sunkumų, kad ji turėjo su jais dorotis visą savo gyvenimą ir tai atimė iš jos jaunystę. Ir ji tau nuolat dėl to priekaištavo. Arba galbūt jai buvo gėda dėl tavęs, kad liepdavo tau sakyti, kad nesi jos dukra, bet kad esi sesuo. Galbūt, kai dar buvai labai maža ir kreipėsi į savo mamą, kad parodytum jai savo vaikystės piešinius ir papasakotum apie tai, kas tau svarbu, o gal net parodytum jai kokį nors vabalą, arba kad prašei jos nupiešti kartu su tavim kažkokį piešinį, arba nueiti su tavim kartu į kiną, mama pasakė tau, atsikabink, ar tu nematai, kad aš užsiėmus? O gal ji tau pasakė, štai imk pinigų ir į kiną nueik viena? O gal,
Kai tau kažkas buvo labai svarbaus ir reikėjo jai pasakyti, pasidalinti ar paklausti mamos patarimo, ji visada buvo užsiėmusi, visada prastos nuotaikos. O gal ji tiesiog išsiuntė tave gyventi toli nuo jos, pas močiutę, į internatą, pas giminaičius. O kai padarydavai ką nors ne taip, mama sakydavo, kad atiduos tave į vaikų namus arba į internatą. O gal iš vis blogiausia išmes ar paliks gatvėje ir tu bėgdavai nuo savęs, nuo šios situacijos. Ir dabar, kai jau esi didelė mergaitė arba didelis berniukas, suaugęs žmogus, tau kartais atrodo, kad žmonės tave tarsi atstumia, tarsi norėtų būti su tavimi. Arba kai labai stengiesi, jie nenori su tavimi bendrauti, nenori tavęs apkabinti, nenori daryti tau svarbių dalykų ir net kartais labai artimuose santykiuose su draugais, galbūt net su tėvais, net ir su vyrais ar žmonomis, tu darai kažką iš visos širdies, o žmogus tarsi nepastebi, tarsi nemato tavęs ar sako, kad eitum šalin, kad pavargo, kad liautumėsi, arba apsisuka ir tiesiog tyliai nueina. O gal būna, kad kai tu nori pasakyti ką nors labai vertingo, labai svarbaus tau svarbus žmogus nesiklauso, tarsi plaukioja kažkur debesyse. Pasirodo, kažkas yra vertas gyventi sėkmingai nuo pat pradžių, o tu turi nuolat kažką įrodinėti, turi kažką pasiekti mokykloje, kažką pasiekti darbe, būti geriausia žmona, būti geriausiu vyru, būti geriausia mama ar tėčiu, būti geriausia dukra arba sūnumi. Nori įtikti, bet dėja, kankinantis atstumimo jausmas neapleidžia. Ir vis tiek, net ir suaugus, tau visada atrodo, kad aplinkiniai tave atstumia, draugai nusisuka, kolegos nusisuka ir kritikuoja. Ir tarsi tu stengiesi kažkam kažką įrodyti, bet kažkodėl nieko neišeina. Atstumimo trauma yra susijusi su atstumimu ir išstumimu, su baime ir tuo, ką vadiname kodiniu žodžiu. Toks, koks esu, aš nereikalingas, aš nevertas. Traumos esmė – tremtis, išstumimas iš visuomenės. Priešlaikinis gimdymas arba gimdymas per pjūvį irgi yra tarsi mirtis, kaip mirties baimė, kaip mirties procesas. Ši trauma kūdikiui, vaikui gali atsirasti keliais lygmenimis. Emociniu lygmeniu, kai gimus kūdikiui, jis iš karto buvo paimtas iš mamos. Tai būna dėl įvairių priežasčių. Gal gimdymo namuose yra ar buvo tokia tradicija kaip sovietmečiu. Gal mama susirgo arba mirė, gal iškart atsisakė savo vaiko. Tuomet vaikas supranta, kad jis yra vienas, jis nejaučia meilės, palaikymo, jis yra atstumtas, išvarytas, apleistas. Emocinis pabėgimas tai tarsi tuščias žvilgsnis į kažkur ten. Fizinių lygmenių, kai tėvai ir seneliai, artimi aplinkiniai labai nori vaikelio, bet dėl fizinių priežasčių kyla priešlaikinio gimdymo, persileidimo grėsmė ir panašiai. Ir visą tai jaučia vaikas ir fizinių lygmenių, ir hormoninių lygių. Visą tai jis jaučia ir suvokia kaip atstumimą ir išstumimą. Arba, kai moteris pavargusi po gimdymo, jai sunku, ji nori miego, ypač jei gimdymas buvo komplikuotas, ji blogai jaučiasi. Kūdikis verkia, ji nuolat keliasi prie jo, bet kažkuriuo momentu tiesiog pasako, daugiau nebegaliu ir nebekreipia dėmesio į kūdikio šauksmą. Arba kai vaikas nuolat nuodijamas, sąmoningai arba nesąmoningai alkoholiu, narkotikais, netinkamu maistu. Ir energetinių informacinių lygmenių, tai yra subtiliuoju lygmeniu, tai mintis ir pojūčiai, mamos, tėvo ir labai artimų reikšmingų giminaičių, močiučių ir panašiai. Pavyzdžiui, kaip močiutės mano, kad nėštumas visai nelaiku, kai dar reikėjo palaukti, kad dar netoks žentas arba netokia marti, kad reikia baigti universitetą ir panašiai. Ir ta minčių energija yra nukreipiama į įsčiose esantį vaiką. Traumos esmė yra ta, kad toks tokia, koks kokia aš esu nereikalingas, nereikalinga, kad kažkur manęs atsisakė,
o jei kažkas manęs atsisakė, aš atsisakau savęs. Ką daro atstumtas žmogus? Jis atstumia save. Jis atmeta savo poreikius, norus. Kaip atmeta? Pavyzdžiui, norėčiau ledų, betgi galiu ir be jų. Reiktų naujo drabužio, betgi galiu palaukti, nes gal kiti turi svarbesnių poreikių ir taip toliau ir panašiai. Kai tokia trauma įsitvirtina emocinėme lygmenyje, susiformuoja ir psichiniai įsitikinimai, savęs samprata, savęs suvokimas, self-concept arba self-conception, kas aš esu. Aš blogas, aš nemylimas, aš apleistas, atstumtas, aš nepakankamai geras, dėl to mane atstūmė, manęs atsisakė. Aš nevertas meilės, pasaulis nedraugiškas, pasaulis pavojingas, viskas aplink pavojinga, aš niekam nereikalingas ir panašiai. Ilgainiui susiformuoja ir gyvenimo šablonas, kuris nuolat kartojamas ir kartojamas ir ilgainiui pasireiškia gyvenimo scenarijuose. Šie šablonai suformuoja ne tik asmenybę, ne tik elgesį, bet ir atsispindi fizinėje žmogaus išvaizdoje. Toliau nupiešiu žmogaus, kuris turi šią atstumtojo traumą, hiperportretą su daugeliu būdingų fizinio kūno ir elgesio požymių. Atstumtieji atstumia save, atstumia savo kūną ir laiko jį nesvarbiu, nereikalingu. Jie nejaučia savo poreikių, nejaučia savo norų, todėl aplinkiniai juos pažįsta tik paviršutiniškai, nors iš tikrųjų atstumtuosius galima skaityti kaip atvirą knygą. Atmestųjų arba atstumtųjų ypatybės. Kaip jau minėjau, šizoidinis tipas. Jie turi labai daug įvairių baimių, jie bijo absoliučiai visko, bijo ne tik to, kas ką apie juos pagalvos ar pasakys, bet bijo net ir aplinkos triukšmo. Jei esi vaikščiojanti baimė, greičiausiai patiri atstumimo traumą. Bėglio nepilnavertiškumo, menkumo kaukė, jie bėga nuo bėdų, pabėgimas yra apsaugos būdas. Be to, pabėgimas gali būti tiek fizinis, tiek psichologinis, tiek emocinis. Jie jaučiasi blogai, nes nuo vaikystės patyrė dėmesio, meilės ar teigiamų emocijų trūkumą. Dėl to pasaulį laiko nesaugiu, dėl akivaizdžių priežasčių, nes yra atstumti, pasaulis jų nemyli, pasaulis nedraugiškas, jame būti nemiela. O kadangi kūnas yra pasaulyje, todėl nėra gerai būti ir kūne. Todėl labai dažnai atstumtieji sunkiai dorojasi su kasdienybė, gyvena savo mintyse, svajonėse, skraido debesyse, jie yra svajokliai, jie susikuria savo saugią vietą, kurioje kuria savo scenarijus, šioje vietoje gyvena pagal savo taisyklės, ten visi gyvena pagal savo taisyklės, ten jie gali daryti viską, jie gali padaryti viską, kas prieinama, jie sukuria savo iliuzinį pasaulį. Ši trauma trukdo gyventi, trukdo pilnai jausti gyvenimą, trukdo giliai ragauti gyvenimą. Viskas puiku, bet kūnas nevibruoja ląstelėse, nes nejaučia džiaugsmo energijos. Tai todėl, kad smegenys ir protas viską kontroliuoja ir jie nutarė, kad kūnas neturi jausti gyvenimo. Jų mąstymas yra atskirtas nuo jausmų. Galvoja vieną, o jaučia kitą. Be to, jie galvoja, kad jaučia, bet nejaučia, ką jaučia. Tai yra, jie gali manyti, kad visi jų norai patenkinti ir jie gyvena laimingai, bet aplink juos viskas yra katastrofa. Ir santykiai, ir buitis, ir finansai, ir darbas, ir taip toliau. Energijos jie turi daug, bet jį užgniaužta valios pastangomis, kad būtų kuo mažiau pastebimi. Todėl ir fiziškai stengiasi užimti kuo mažiau vietos, susigūžia, sutraukia pečius, įtraukia krūtinę, kad vis tik pritrauktų kuo mažiau aplinkos dėmesio. Savitvardos kaukė, kartais šaltumo, kartais arogancijos kaukė. Man nerūpi, ką tu sakai, man tavo nuomonė visiškai dzin. O kodėl? Nes labai bijo, kad tai, ką dabar pasakysi, jį susprogdins
ir jis bus atstumtas. Šiuo atveju tai arogancijos ir pažeminimo derinys viename asmenyje. Tai, kad jie apskritai yra šalti, visada valdo save, jiems niekas nerūpi, yra tik iliuzija. Jiems rūpi viskas. Bėgant nuo savęs ir nuo pasaulio, jie išeikvoja labai daug energijos. Todėl atstumtieji turi greitą medžiagų apykaitą, labai greitai virškina maistą, gali daug valgyti ir nepriaugti svorio. Kūno sudėjimas fizinių lygmenių nėra proporcingas. Kūnas suspaustas, trapus, fragmentuotas, tarsi padalintas į dvi dalis, tai yra viršus neproporcingas apačiai. Daugelis jų turi mažus pečius, jie negyvi, ploni. Silpnas skrandis, problemos su virškinimu. Dažnai turi problemų su stuburu, juos kamuoja galvos skausmai, migrena. Nugaroje ant sprando yra tarsi kupra, minkštas guzas, turi problemų su kraujospūdžiu. Jų asimetrinė burna. Akys gana įtemptos, nes jie visada yra budrus, neramus, tarsi ieškotų problemų. Atstumtiesiems sunku vairuoti, susikoncentruoti. Energijos perteklių į išorę drenuoja per sąnarius. Dažniausiai tai rankų pirštai, riešai, alkūnės, keliai. Todėl jie turi gana daug problemų su sąnariais būtent dėl šios priežasties, nes ten yra energetinės skylės. Iš ten visada išteka energija ir jos perteklius. Energija stipriai išsenka, todėl atsiranda lėtinis nuovargis, apatija, jausmas, kad nieko nevyksta. Jų kūne yra labai daug energetinių kamščių, dėl to energija nepatenka į periferinės kūno dalis. Todėl jiems dažnai šąla galūnės, jie mažai ir prastai juda, prastai šoka, yra gana sėslus. Tai tarsi medinis pinokis, tačiau jei jo niekas nemato, arba jis mano, kad jo niekas nemato, tada jam viskas vyksta puikiai. Jis sklandžiai ir gražiai juda, nes jaučiasi saugus ir tada energija kūne sklandžiai teka. Jų kūne daug psichosomatikos dėl to, kad susilpnėjęs kontaktas su kūnu, dėl to, kad energijos dar daug, bet ji nuslopinta. Jie gali būti ir hiperaktyvūs, nes energija veržiasi, bet tai nėra tinkamo, bet jai nėra tinkamo išėjimo. Jie dažnai sako tokius žodžius: niekas neegzistuoja, išnykti, mane pykina nuo, o ką, taip galima? Ir panašiai. Tai žmonės turintys milžinišką energetinį potencialą, tačiau jei jie darys kažką pastebimo, bus blogai. Jiems bet koks dėmesys į juos prilygsta mirčiai. Jie apskritai bijo dėmesio savo, bijo gyvenimo, nes bijo mirties, nes gyvenimas visada yra mirtis. Jie visada jaučiasi izoliuoti, nes jie atstumia save ir tai ne apie vienatvę, o apie izoliaciją. Tai apie tai, kad žmonės tarsi egzistuoja, bet aš nesu jais. Aš lyg ir esu visuomenė, bet lyg ir nesu jos dalis. Taip dažnai atsitinka, kad jie neturi jėgų svarbiems dalykams, nes visa jų energija yra nutekinama netinkamu būdu, netinkamu pasiaukojimu kitiems. Todėl, kai reikia atlikti kokį svarbų darbą, reikia siekti rezultato, o tai reiškia, kad reikia susieti save su rezultatu, o tai reiškia nesėkmės baimę, nes bijo, kad bus atstumti, jei nepavyks. Kitas būdingas atstumtųjų bruožas yra tai, kad jie visada kalba apie aukštus dalykus, aukštas materijas, moko gyvenimo, apie tai, kas yra karma, kaip tobulėti, apie besąlygišką meilę, sėkmingą verslą ir panašiai. O kai paklausti, ką reikia konkrečiai daryti, jie negali pasakyti, ką reikia tiksliai daryti, ką būtent daryti. Ir tiesiog užduoda tavo atgalinį klausimą, o kaip tu tai įgyvendini savo gyvenime. Jie turi silpną nesusiformavusi ego, nes vaikystėje jiems buvo neleidžiama vystytis. Nebuvo pildomi ir skatinami jų prašymai, pretenzijos, norai. Buvo draudžiama formuoti savo asmeninės ribas. Todėl jie nesivels į konfliktą, negins savo interesų, asmeninių ribų, aukos savo interesus kitų labui, laikys save auka.
Bet tuo pat metu jie yra pernelyg jautrus, bijo spaudimo. Bet kokį žodį suvokia kaip spaudimą, kaip priešiškumą jų atžvilgių, kaip įsakymą ką nors daryti ir iškart eina į savigyną, nes bet koks priešiškumas kelia grėsmę gyvybei. Jie bijo kitų dominavimo, kitų spaudimo, o kadangi jie yra jautrus ir bijo atstumimo, jiems labai sunku užmegzti artimus santykius. Daugelį autoritetingiau arba šiek tiek primygtiniau pasakytų žodžių jie suvokia kaip dominavimą ir atitinkamai nuo jo bėga. Kartais savigyna sprogsta, vidinis slopinamas pyktis ir energija prasiveržia, būna daug įniršio, net agresijos, tai kova kumščiais ir iki galo, mirti arba laimėti. Bet šiaip jie niekada negins savo poreikių, jų neparodys. Tačiau ši trauma turi ir savo gerąją pusę. Viena iš šios traumos dovanų yra ypatingai gera vaizduotė. Bet mes suprantame, kad vaizduotėje įvyksta pabėgimas. Vaikas negyvena šiame pasaulyje. Tai žmonės, kurie iš esmės yra labai energingi, turi didelį energijos rezervą, didžiulę vaizduotę, o tai reiškia, kad jie gali padaryti proveržį bet kurioje srityje, jei patikės savo galimybėm, jei gaus palaikymą. Empatija yra šios traumos atributas. Jie jautrus, bet tai yra ir tam tikras prakeikimas, nes jie į tai žiūri labai rimtai ir tada aukojasi. Jie moka išgirsti žmonės, moka juos suprasti, moka jausti, vadinasi, žino, kaip jiems padėti. Kad įvaldytų šią dovaną, atstumtasis turi išgydyti save ir tik tada galės efektyviai gelbėti kitus be skriaudos savo. Jei atpažinai save, savo gyvenimo momentus ir situacijas, kurios galbūt įtakojo atstumimo traumos formavimąsi, gali žengti žingsnį jos išgydymo link. Savo traumų atpažinimas yra pirmas žingsnis, jas priimti ir ieškoti būdų jas išgydyti. Kai išsigydysi atstumimo traumą, gali atrasti ir kitas savo traumas, išgydyti jas ir įsigyti pasitikėjimo savimi, pradėti vertinti save, išmokti susikurti savo vidinį pamatą, vertybės, išgirsti save ir savo poreikius ir išmokti juos tenkinti ir įgyvendinti. Taip pat sukurti artimus, tikrus pasitikėjimų grindžiamus santykius tiek su savimi, tiek ir su kitais. Mes perdudame savo laimę arba nelaimę savo vaikams, savo artimiesiems, o juk visi nusipelnė gyventi ir gyventi gerai. Taigi, ką su to daryti? Žinoma, jei yra supratimas, kad yra tokia trauma, yra techninių ir pagalbų, kaip jas išgydyti. Štai keletas patarimų ir rekomendacijų atstumtiesiems. Fiziškai leisk savo užimti daugiau vietos, gauti daugiau komforto, daugiau fiziškai išsitiesti, patogiai atsilošti kėdėje. Gal net rankinę, pavyzdžiui, savo pasidėti ne po stalu ar ant kelių, o šalia. Ir nepergyventi, kad gal užėmė kažkieno tai vietą. Leisk savo užimti daugiau tau priklausančios erdvės darbo kabinete, savo lovoje, transporte, savo bute ir panašiai. Ir dėl to nesijaus kaltas arba kalta. Atstumtasis gyvena galvoje, savo iliuzijose ir mintyse. Dėl to kūnas pamirštas, tarsi sutrauktas. Priimk valingą sprendimą. Aš grąžinu savo kūną savo. Aš renkuosi gyventi jame. Aš renkuosi jį turėti ir jį valdyti. Vienareikšmiškai tai yra svarbus būdas įjungti kūną. Pradėk kūnui teikti daugiau malonumų, atsigręžk į jį. Ir daryk savo kūnui šiek tiek daugiau, nei esi įpratusi. Masažo, mankštos, atsipalaidavimo. Įnešk kuo daugiau energijos į kūną. Turėk aiškių norų, įsiklausyk į juos, išgirsk juos ir įgyvendink. Leisk savo nusipirkti neplanuotą drabužį, suvalgyti skanėstą, išgerti taurę brangaus vyno, nuvykti į įdomią kelionę. Tai ne apie poreikius, o apie pretenziją, pasiekti statusą, tikslą, rezultatą,
kurio esi verta ir kurį gali sau leisti. Medituok ir per meditaciją suvok, surask ir transformuok savo baimės. Rask galimybių nedaryti tų dalykų, kurie nepatinka, o kuo dažniau ir daugiau stenkis daryti tai, kas patinka. Jei reikia ką nors būtinai padaryti, sugalvok, kaip tai padaryti, kad būtų įdomu. Dirbk su baimėmis ir pykčiu. Atstumtieji turi daug baimių, todėl jų palaikymų išnaudoja daug energijos resursų. Yra daug tramdomo pykčio, nes atstumtieji vengia save parodyti. Ką daryti? Ogi leisti savo patirti pyktį, ne tiesiog išsilieti ant ko nors, o klausyti, stebėti, kaip ir kada jis atsiranda, kaip sukyla ir kaip išsilieja. O tada žiūrėti ir sakyti savo, jaučiu pykčio emociją, leidžiu savo patirti pyktį, leidžiu savo parodyti pyktį, bet tuo pačiu ir stebiu, matau jį. Ir tai gerokai sumažina pyktį, nes jį apšviečia sąmoningumas. Leisk savo pasakyti ne, kai nenori ir taip, kai nori. Įsiklausyk į savo troškimus ir skelbk juos pasauliui. Leisk savo valdyti savo ribas, savo erdves. Tai sąmoningas darbas su savo asmeninėmis ribomis, su savo norais. Ir labai svarbu kalbėti apie savo jausmus, o ne kaupti juos viduje. Nes savitvardos kaukė nesuteikia aplinkiniams supratimo, kas vyksta. Pasidalink tuo, ką jauti ir ką patiri. Labai svarbus patarimas visiems atstumtiesiems. Nevertink šio gyvenimo rimtai. Žiūrėk į jį kaip į žaidimą. Taip, teisingai išgirdai, aš nenusišnekėjau. Kai rimtai žiūri į gyvenimą, tai rimtai ir suvoki, kad jis baigsis mirtimi. Mirtis yra baisus dalykas daugeliui žmonių, o ypač atstumtiesiems. Bet atstumtieji tam nėra pasirengę. Atsipalaidavęs požiūris atpalaiduoja įtampą. Atstumtiesiems nesėkmės yra baisios. Jei man nepavyks, būsiu atstumtas, iškritikuotas, apjuoktas ir panašiai. Atstumtiesiems nesėkmė prilygsta mirčiai, išstumimų iš gaujos, grupės, kolektyvo. Neprisirišk prie būsimo rezultato. Tuomet atslūgs ir įtampa. Nebereikės visko kontroliuoti. Atlėks baimė, kad gal nepavyks su kažkuo susitvarkyti. Traktuok tai kaip žaidimą pagal principą, vis tiek visi mirsime. Bijai viešo kalbėjimo, na ir kas, apmėtys pomidorais, na ir kas, aš pažaisiu, pakalbėsiu, patirsiu naujumą, azartą. To atstumtiesiems labai reikia. Nukreipk dėmesį į šį žaidimą, o ne į rezultatą. Ir negalvok, kaip prisitaikyti ar kontroliuoti ar pabėgti. O antroje dalyje kviečiu atlikti praktinę meditaciją ir bandyti išsigydyti atstumtojo traumą.